surinkę į dar vieną labai blogą vlogą. Labukas. Šį kartą įsirašėm į dviračių žygių kelionę. Pirmą kartą. Nežinau, ką aš čia veiksiu. Bandysim keliauti su dviračiais. Labai daug gražių vaizdų pažadam. Nu, nebent lys visą laiką, tai... Bet važiavam su lys, tai greičiausiai lys. Jo, važiavam šiandien su maža mašinytė, labai daug daistų. Studentiškai. Studentiškai, nežinau, galėsim biškį kamerą patą parodyti, kaip čia visko priglūsta. Ir laukiam, mes lygiai laukiam. kaip 12 klasėje važiavam, tik tai dar su biškį didesnė mašina. Grįžom į senų studentų laikus. Žodžiu, lekiam į Italiją. Oi, pamatysit Italijos. Taigi, kas mūsų laukia? Trasa yra Transdolomitė. Atstumas 262 kilometrai. Nu, čia pagal GPS trackeriai pažiūrėsim, kiek realiai gausis. Planuojamos pas mus 6 dienos šitam atstumui įveikti. Sakė, jeigu labai geri būsim, tai gal ir mažiau, bet turbūt mažiau nebus. Atvykom. Daliai dabar yra 10 valandą. Ir realiai kiek užtruko. Ir Italija. O tai va. Šiais laikais Italija per naktį. Slūstė, atsikėlė į Italiją. Suradom, ieškojom biškį parkingo, galvom, kad radom per Google, pasirodo parą, negalim daugiau statyti, tai va ten bakuriukas mums padėjo kažkoks vietinis susirast parkingą nemokamą, kur jisai sakė, čia dirba ir aplankys kažkada Lietuvą. Ką, eisim ruoštis kelioniai, susidėsim dviračius, savo bardakėlį parodysim, kai išsikrausim. Varom. Kažkas bus dabar. Ir viskas tilpo į audutę. Kas čia bus? Pažiūrėkit. Tik tašyčių, va. Tik tiek va tašyčių. Tiek. Kiti į Palangą daugiau susideda daiktų. Startuojam! Su problemų lavina. Kai visada. Bet nelyja, kas planavo biškį, tai jau gerai. Upė. Ir ką žiūrėsim, kaip mums seksis. Tikėkimės gerai. Prasidės kalnai. Pranešim, kaip sekas. Negaliu patikėti, ką darom. Sima, ar gali patikėti, nes reiks mėgot palapinį toj. Kažkur tais, belė kur. Nežinau, kas čia bus. Bus rimta. Visi su elektriniu šiandien važiuoja dviračius. Nu ne vis, bet nemažai. Ką, pirmas kalnas, nes šiandien visą dieną į kalną, kiek žinių. Turim upę, vandens turim. Labai gerai. Vandens yra, valgė dar kol kas irgi yra. Yra, vandens yra. Privarėm krioklį. Va taip ir keliaujam. Tokių takelių kol kas nelabai vaizdingas. Bet va, krioklys yra. Jau stumėmės į kalną. Pirmą. Kerto kojytės jau. Tai bus nuo kalno ir sakysim, ir į kalną. O paskui vėl į kalną. Nu va, statysim palapinę. Išsirinkom vietelę. Nu, šiandien pirmą dieną labai sekasi. Va, su kokiu vaizdu. Net realiai geriau nesitikėjau.
Ką įsikūrėm? Žiūrėkit, kokio vaizdų įsikūrėm. Wow. Matėt, palapinę gaminam. Duokit, kaip jums vaizdelis. Šiandien galvom prasčiausia bus. Nakvynės vieta pasirodo. Belenkokė. Biški palyjo. Geriausia. Biški su dujom problemų turim. Sunkiai mums ten dega. Daug problemų šiandien. Daug problemų turėjom, bet va galas sprendė ir galas vakaro. Nuostabus. Susipakavom. Ir pradėsim dar vieną nuostabią dienelę. Day 2. Day 2. Šiandien daugiau reikia minti. Tai ką, nieko labai nelaukiam. Ir iškart nuo kalno šiandien. Važiuojam. Tell me baby what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no. Tell me baby what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Tai kai gražiai lekiam. Eina savo, koks geras vaizdas. Dabar atsiminiau fotkę šitos bažnyčios. Va iš čia kažkur fotkinta. Jis to kalnai. Antra diena. Šiandien minam su belekokį vaizdu. Fotkių prisidarėm. Taip, dabar biškai apsidėda savo. Bet belekai čia gerai žus. A ne? Gera žinia ta, kad nuo kalno nebebus. Nuo kalno viską nuvažiavom. Dabar pradėsim pumpuoti. Bus nuo kalno, bet užminsim kai. Ir bus nuo kalno. Sima laukia. Nu va, dabar kalnai atsivėrė. Taip atrodo mūsų šiandien dieną. Galit patikėti? Avarija gali būti. Belekas, žodžiu, belekas. Kaip į kojelės atlaikyta. Laikys, kurias dėsis. Priartėjom Dolomyčio kalną. Įspūdingai atrodo. Į kalną minam, nėra lengva. Simo sakė, kad belia kaip gerai jaučiasi. Nežinau, kas jį čia įsijungia, kažkoks režimas. Elektrinis, gal dviratis. Dės, man biškai sunkiau. Simo lekia. Šneksas tavo kepsas. Važiavom 15,5 beveik kama šiandien. Renkia mūsų viso elektrinis čia visi. Mes vieninteliai be elektrinių turbūt. Kol kas turbūt nelabai mačiau, kad būtų paprastų dviračių visi su elektriniu. Gal dar pamatysim, bet kol kas visi mus žiūri kaip į kietą. Bet jo, taip žiūri. Turim respektą. Ką prasidėjo stumimo etapas. Gražiai kaip karvutės. Aš jau net nebe vyras, žmogus tapau. Tai galiu pasakyti. Ten viršui, man Jutę matom. Ir stačiausią užvažiavimą, kurio teks stumtis. Tai va, pamatysit. Mes pavarysim. Atrodo nestapo, ne? A taip nėra. Stumykla. Vadinasi stumykla. Ja, es ist so, aber hey, man wird schwanger, man ist nicht voll mehr. Mama išgers, sakė, gal pagerės. Pigiau nenori. Kiek jie navai? 8-9. Būčiau tokia stani. Belia kur. Da ist es Pitakėlis.
Žodžiu, dėl dujų mes biškį bijom, greit atjauna ir šiaip reikia tą laiką valgyti šiandieną, matot gražus. Kalnų ožiukai mina. Ui, į balą. Sriubo takais vadinas šitas. Kieno takais? Sriubo. Sriubos nevažiuotų? Važiuotų. Sriubui, klausimas tau, ar važiuotum šitą trasą? Atsakyk komentarus. Emocijas leistis nuo kalno nei kalno. Nuo kalno vo. O tai kaip gerai pasirodo. Bet į kalną tai... Irgi vo. Sakė, į kalną va tai. O taip į kalną. Na kalną. Taip supratau. Na jo. Tai va. Kažkur čia papuolė miške. Grįžtum reikia. Nu va, vedamės, medžiai užpuolė. Praūžė uraganas. Praeitą medžią. Švirtė iš koto. Šiandien va tokia vieta. Skaidrus peliukas, tyras. Visai legali gal, tvorų aplinkui. Bus gerai. Nacionalinis paveldas. Nacionalinis paveldas, ja, tarp kalnų, o ten kalnai. Vėliau statysim palapinę, biškį, kad gal netyčia dar kas pravažiuos. Galbūt eisim dabar maudytis. Nu, ką čia veiki? Nu, taip, kažkur skaičiau internete, kad su akmeniu geriau užsitušini. Vadėsim tušonkės. Kepam, valgyt. Makaronų. Kad atsimintume, tai biškį sugeda mūsų dujinė. Kažkaip jas spausti reikia. Įdomi. Ką, antra diena? Tfu, antra. Kokia, nu ką, trečia diena. Bet antras rytas. Jau iškart šlapia visur. Dviračiai šlapi. Nu, šiandien žada lietų. Jau slepiamės. Būsim šlapi. Kas blogiausia, kad ir ryt lietų čia žada, ir po ryt kažkiek. Gal mažiau nei šiandien, bet kažkiek žada. Matau ir Italija. Ko ne Italija, Kristė, va. Palapinė. Palapinė tiek šlapia turbūt susirinktų, nes neišdžiovinsim čia dabar niekaip. Ir ką lėksim? Kalną. Rūkas. Mažiau gražių vaizdų bus. Va tas liūdniausia. Ką dviračiai supakuoti. Lietus lyja. Minsim. Taip gyvenam. Nuotaikytė šiandien netokios geros kaip toks oras. Bet gal pradėsim min pagerės ir nuotaikos. Pradedam trečią dienos minimą. Šlapia, kaip matom. Jau ant bačiai ant kojų. Lietpalčiai ant pačių. Lietpalčiai.
Biški giedrės, bet po to žada lietų. Nu va, giedrėja, lenda, dolomyčiai. Nu va, koks gražus slėnis, pasistatęs viešbutukas. Čia kažkoks pasaulio paveldinis parkas. Nebuvo namų ilgą laiką, parkas tiesiog. Čia tik viešbučiai leido kažkokiam. Lengvoji dalis baigėsi. Jo. Pradėsim dabar arba stumtis, arba mint. Tai va, reikia po bananiuką iš šautuvo, ne? Mums lengviau mint. Va, ženklas 4 ant 4. Reiškias, tik tais 4 gali stumtis į tą kalną. Ką, vėl stumykla prasidėjo? Mano gelbėtojas dirba va vietoj kalnų arklių, kur daiktus tempia. Mynėm iki sniego. Užminam iki žalios zonos ir snikeris. Nu, 3 dieną biškai baltymų reikia. Jis man tiek patobulėjo, atsisakė snikerio, sako riešutumą. Man tiek patobulėjo šitą kelionę. Techninis suportas. Mus ką tik užkalbino italai. Sakė, infocentro žurnalui fotografuoja ir paprašė mūsų papozuot. Tai papozavom. Davė e-mailą. Ar Sima davė savo, nebeatsimenu. Jisai tau davė, ne? Nesifotkino. Prašysim, gal atsiūs nuotrauką. Turėsim profilio nuotrauką. Sakė, malonu matyti žmonės be e-baikų. Ja, sakė, pirmus čia ne pirmus, 3 tipo, bet mes matėm dar 2, bet jie buvo betašių mynė. Bet jie mus labai gerbė. Kaip ir sakiau, Sima sako, kad čia visi, kai durni žiūri, bet visi iš tikrųjų gerbė, kai į mus žiūri. Na va, ir Nutelos pertraukėlė. Be ready. Papietaujam. Nu, nepietaujančių. Užkandžiaujam, pasėdim. Ir vėl. Privažiavom didžiausią mūsų Skorupskų labai blogo faną, Asilą, Džiugą draugą, Asilą. O, dar vienas draugelis, Džiugo. Ką, einam karabinų trasą, radom kažkokią. Ei, ką su abiem geriau laikytis. Va, dabar jau matau. Va, krauklys. Look at that. Woohoo! Tunelį. Šalta. Nu ką, lekiam žemyn į Cortina d'Ampezzo. Spręsim, ką daryt. Buvo galvos skausmas, labai daug lietaus rodė nuo 5 valandų. Dabar rodo, kad sumažėjo. Milimetrai, laikas. Galvojom, apsistosim kempingį. Dabar dar galvosim. Ateina didelis lietutis. Pirmasis lietaus važiavimas. Apsirengiam kaip viščiukai. Maišai. Bandysim lėkti.
Ką šiandien pusiau čytų naudojamės. Kempingą atvarėm. Lyt palyjo biškiai, dabar dar žada daug lyt. Šios dienos įvykiai. Va tokie lietingi. Lyja normaliai, kaip ir žadėjom. Kaip ir prognozė žadėjo. Einam miegoti, rytoj sakė Australas, kad saulė švies. Tai tiek žinių, su Australu susipažinom. Ir Australas pažadėjo saulę. Čia kaip pažadėjo saulę, Australas patikėjo. Ir mes patikėjom. Mes patikėjom. Net padūkam sunku. Net padūkam sunku štai, kadangi apsitrupiniavo. Yra kaip yra. Išgyvenom audrą. Liktai pusiau saulė lenda. Visai lenda. Pasvičiaujam. Džiavinam palapinės. Džiavinam ten palapinės, jeigu matosi. Ir laukiam šiandien labai graži diena, sakiau, kad štai samušiu. Graži tai ką? Graži tai sunki. Sunki, lietus. Kad įsimintų tokia žodžia. Graži, gal lietaus biškai. Daug stumimosi. Stumimosi. Ant manęs, ant dviračio. Bet turim jogurtukų šiandien. Tai jogurtai gelbėja. Saulė. Na tai va, pradedam rytą. Po lietingos nakties. Pompa. Bet labai gražus rytas. Vėruojamės, dar šaltoka. Viskas šlapia. Bet pažiūrėkit patys. Žiauriai statu. Ui. Nesiskundžia. Stengiasi. Dirba. Šiandien jau nemažai užmynėm. Sima va, sakė, niekada nenufilmuoju, kaip mynam į kalną. Tai va. Toks ir kalniukas dabar. Va, koks kalnas gerulis. Matom alpinistus. Stačiai lypa, kažin ar matysis čia. Ir upelis matos, Sima. Gal vandens gausim. Lietuviška dešrytė ir lašinukai skaniausia. Ką tik sutikom, kiek 5 buvo, gal dar 6 buvo. 6 gal. Daro tą pačią trasą kaip ir mes. Pradėjo tą pačią dieną kaip ir mes. Ja, pradėjo tą pačią dieną. Ir jums prisiminėm, kad mes jas ir vakar sutikom. Ir jie mūsų aplenkė. Vokiečiai. Kiek čia aplenkė? Eina valgyt, mes to. Eina valgyt. Ir vakar panašiai paros metu aplenkė. Bet jie varo be tašį. Jau ėjo valgyt, ir mes jas aplenkė. Jo. Tai nusprendėm, kad mes anksčiau startuojam ir jie mūsų aplenkė po to. Nes biški be tašį varo. Lengvesni. Bachūrai. Bachūrai vis. Nu, bet vyresni jau tokie. Va, net kamerų juos atsuksim. Tai tam. Keturiesi liko? Net nebe 5. Gal viršui. Gal biškai. Arba blogai paskaičiavom, arba numynė koks jie. Tai va, mūsų draugelį ten. Nu, labai stačiai. Kylam. Hello. Beveik, jau beveik. Tiek paliko. Olė, olė.
Čempion. Ole, ole. Pažiūrėkit, kokio gražių takelių lėksim. Bus fenomenalu. Andalui, žiūrėk, kaip čia gražiai. Ai, savo. Ups, on camera, we catch it. Pirmas griuvimas. Man lyg tai nestiprus atrodė. Labai čia šiandien su vaizdais eina kortą. Filtruosim vandeniuką. Klausimas. Pavyks mums išvengti lietaus? Žiūrint kada? Šito? Va šito, va. Tikiuosi. Ką valgom ir galvojam, ar ateis tas lietus. Su prieš tai matėm. Bet aš sakau, žiūrėkime ten. Žiūrėkime ten. Multivaną. Gaminamės valgyt. Naujas aparatas. Na, išmetė. O, žalia kažkokia liepsnelė. Taip ir neparodėm, kaip panas sugėdo, ar tu filmavai, kaip panas gėdo. Nežinau, bet su vaizdu štai atviru. Štai naktis. Štai tokioj vietoj. Kol kas pati neįspūdingiausia. Biškį slepiamės nuo lietaus, stojam belekur. Nu kaip belekur, kažkur biškį kur. Galėjom sustoti. Neturim vandens realiai. Biškį reik pasileist, kad gautume tai. Gal kažkaip išgyvensim šiandien. Ką prasidėjo 5 dieną. Nelabai išvaizdžiai. Kol kas. Panašiai kaip pirma. Panašiai kaip pirma. Šabakštinai, bet kai užkylam visada būna gražu. Naktį labai žaibai lijo. Atrodo, kad trink žaibus. Uraganas geras. Nušvito kaip diena. Ne vieną kartą. Ne vieną kartą. Žiauriai. Atrodo griaustinis prie pat. Taip lyja, nors atrodo pasistatėm po eglėm dideliom šakom, bet atrodo taip lyja, kad laiko klausimas, kada kiaurai čia pradės bėgti tą palapinę. Bet nepradėjo gerą palapinę. Ačiū Gintarui. Bet eilinį kartą išdžiovinti nepavyko išvyko, nes sulaukiam šį kartą saulės, bet aišku buvo toks pūkiniai debesis, kurie nepadėjo mums. Jo, tai jau kelintą dieną neįdžiovinom palapinės, tai nelabai gerai. Pradžiūna. Pradžiūna, bet taip. Savo, kai atvarom vakare, iškart pradeda lyti, net nespėjom kažką džiovinti. Taip ir gyvenam. Taip ir gyvenam, toliau lekiam. Jeigu kam įdomu, mes 5:30 keliamės. 5:30. Biškį pasiražom. 10 minučių. Pradedam pakuotis. Nedžiugina kol kas Simonas dienos pradžia. Nedaug liko iki pirmo kalno viršūnės. Šiandien va ir sniego privažiavom. Greičiausiai kruša buvo naktį, kai mes jautėm, kad labai stipriai lyja, nes visur matoma tokių ledukų. Šalta. Ir Simonai šalta šiandien ryte. Po tokių ledynmečių nulytų. Jau leidžiamės, jau labiau patenkinti. Ja? Neilgam.
ežerą. Aplink važiuosim. Va, dviračiai kokie gražus. Ir mano. Prisirinkom biškį žolelių. Prie ežerėlio, prie vandenėlio. Taip, važiuosim ežerą. Važiuosim link čyto, kur pačytinsim, bet taip nurodyta programui. Ilgą laiką važiavom nesąmoningų labai takelių. Net nefilmavau, nes labai nesąmoningus. Išlindom į asfaltą. Yra Konė Italija, net nefilmavau. Konė Italija. Pagaliau ramybės kažkas, ne žolių, piktžolių ir dilgėlių. Nebuvo svajonių takas visiškai. Blogiausias kol kas šios kelionės takas. Vyksta grožio procedūros. Nu, šiandien minam į tą kalną. Niekaip kilometrai neauga. Kad ir asfaltų dabar nemažai. Kažkaip labai sunkiai. 5 dieną norim rytoj pabaigti, o dar 100 kilų liko. Nežinom, kas bus. Sima gyva? Negyva. Avytės, bet Simos įsigelbėjimas. Štai čia. Reikia tai mūsų dviračius kelti. Jau kol kas nematau kaip kelia, bet tai gal turi kaip nors į vidų įkelia. Na ką, naudojamės čytu. I'm super happy. Kol kas dviračiai dar nevažiuoja, bet kam tai dviračiai? Va, sustabdė. Stabdė, nes jaučiu, suprato, kad per sunkus. Oi, bet atrodo, kad kaitės kaip į kokį baseiną būčiau įkišęs. Atsigaunu. Aha, kažkaip labai gerai. Pasikartosime, mes čia sugalvojom čia trasoti. Bet mes labai džiaugiamės. Aš labai bent jau džiaugiuosi. Laiminga Simona. Įdomus faktai dabar. Šiandien yra 5 diena. Mes tikimės rytoj užbaigti dieną, bet dabar papasakosiu statistiką. 200 kilų trasa, mums liko 9 dabar. Gal kai pakilsim bus biškį daugiau, tą mažiau, 9-6 kokie. Tai realiai No chance. daug liko, dar šiandien kažkiek paminsim. Ir pakilimų istorija. Mums yra iš viso 17 pakilimų į kalną, o dabartinis yra 10. Ar taip kaip ir turėtų būti paskutinė diena. Tai No chance. įdomu kaip čia bus. Vai kokia kavinė to užkilom. Lietuvos nėra. Nu ką, bandom Italijan espresso šalt. Pusę padelio padarė. Yra čia toks mažas teklis. Bandom. Vienu rūkšniu čia reikia gerti. Nu, karštas. Ne taip blogai kaip galvoju. Jo, kai cukraus įsidedi į tokį kiekį, tai visai normaliai. O taip paleidžiame žemyn. Atrodo per video, kad nieko tokio. Pradėjom leistis to biškį. Vėl gražus vaizdai išlindo. Debesų nemažai. Jo, ir vėl kai visada žada 5 kokią lytą. Taip ir gyvenam. Vėl palapinę ištrauksim, ne visai išdžiūvusią. Statysimės. Ir vėl lyja. Toks gyvenimas. Į takelį pėsčiųjų dabar lėksiu. Karvutės tenais ganasi. Minam šiandienos
Paskutinė viršūnė beveik pasiekta. Keli šimtai metrų teliko. Ieškosim nakvynės. Didžiuojasi Sima, kad iš tiek mina, nesiskundžia. O bijoja, žiauriai kieta. Išgyvenom. Buvo tikrai sunki diena. Vakar net sakyčiau lengvesnė buvo. Kad dėl oro pavojaus į viščiukų aprangas iššokom. Bandysim toliau važiuoti. Pirma žaizdelė, nerodyk. Nudribalino biškį. Traumas. Ir linut pradeda. Ir nepatinka žemyn kelias, jau kur ką tik džiaugiamės. Mes ką tik, va čia va, užmynėm. Ir vėl to pačiu važiuojam atgal. Panašių. Kažkaip jo dar taip nėra buvo. Ten kur nors kelias. Ui! Toks debesys ateina. Bet tik surinkam šitą namuką miegojimui. Žmonai nelabai patinka, sakė nejauku. Bet gali toj lietus ateiti ir jau laikas stot, nes pavargė. Rytojų liko 86 kilometrai. Nežinau, ar įveiksim. Labai tikiuosi. Sulaukiam lietaus. Tai slepiamės va čia. Va, jau kuičia kažką. Vakarienė. Šilta, gera. O daugiau reikia. Alankelyje. Amerikietiškas tortilas biški. O. Ir konė Italija. 5:30 ryto. Mūsų rytas. Gal toj saulė pašvies, nes šalta kokie 7 laipsniai telefonas rodo. Bet čia miestelį. Spėju, kad čia kokie 6, 5. Paskutinį dieną greičiausiai startuoja. Pradėsim Alkinį, baigsim Audin Alkinį. Ačiū šiems namams, kad priglauda pastogų. Ja, ačiū. Biškį ištripėm, nepykit, bet ačiū. Nieko blogo nepridarėm. Šiukšlę susirinkom, viskas tvarkingai. Pradėm 6 rytą iškart apsimuturiavę, nes šalta. 6 dar? 6 dieną, 6 rytą. 6 rytą. 6 rytą, jau mūsų kelionės 6 rytą. Žadėjo 8 valandą lietų, bet lyg nebežada, labai va, džiaugiamės. Tiesiog, nes būtų iš ryto sulyję, būtų liūdna. O dabar ką? Liko tik tais, kaip matome, 86 kilometriukai. Easy, kaip Sima pasakytų. Pradedam 6 dieną nusileidimų. Palei upelį. Palei kalnelį. Kirtom jau vieną kartą upelį. Rimuojasi mano dainelė. Karvės šaudelis. Simos balnelis. Visai nerūkelis. Lekiam kaip su formulė. Nedavė Simos. O, koks pasakiukas fainas. Pradedam pirmąją 6 dienos įkalnę. Ir jau asfaltų. Jau gerai. Miško takelis koks lengviau. Ir jau nuvažiavom. Tai 6 kilus jau 7-9. Su kableliu liko. Pamajok gerbėjim. Fanai šelst. Ką jam parašyti komentaras. Jeigu klausia žiūrovai, kas domina komentaras. Klausimų komentaras. Pirmasis toks tikresnis važiavimas per lietų. Paskutinę dieną. Daugiausiai kylu, bet lyg nestiprus.
Bet nėra malonu. Minėm į pirmąjį kalną. Ta proga amerikietišką elektrolitų gėrimą išgersim ir sausainukus suvalgysim. Ir sausainiuką. Belvitas. Skanus? Grinai tas amerikoniškas. Ką du šlapieji vagišiai bandys leistis šlapumu į rūką. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Šalta šiandien. Šalta. Šalta ir šalta. Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing. Nežinom, kur čia visi eina. Bet mes paskui. Atrodo link krioklio ten to. Ir tokio ilgo. Tik tiek, kad mums drausta čia važiuot. No bikes buvo parašyta. Bet nusižengėm įstatymui. Sorry. Mes kokį krioklio šalia minam. Šiandien ir lietingą dieną turim. Šlapia, šalta, nesuprasi. Į kalną biškį pradės šilt. Lyja vėl sustoja į sekundę į šaltą. Bet paklys po kairę gražus. 8 procentų, kad susirgsim po šiandien. Pedalijo. You can do that. Reik magnį išgert, kad dakiltume, ne? Dar turim slaptą ginklą. Haribo! Čia dviratininkų slaptas ginklas. Taip man sakė kažkas taip. Greičiausiai paskutinė dienos viršūnė ir kelionės artėja. Are you happy? Happy prie mašinos. Nebedaug liko. Nu dar nusileidimas neaišku. Rašo, mums dar 6 kilų liko. Kaip ir nemažai, manau, į biškį kalniukus bus kažkokie. Davai, minam. Tada! Pagrindinė šiandienos viršūnė. Turbūt čytinsim vieną kalniuką. Nes labai daug kilų liko, dar daug numint. Ir lietus ar gali ateiti. Šiandien labai šalta. Šalta sušalę. Biškį išgersim. Nu ką, biškį vaistukų. Reikia vaistukų, nes biškį sušalę. Mat, pasiėmėm šiek tiek ginsės iš populiarinto Williamso. Turi Williamso. Ir gliukaino. Sąskaita neaiški. Ką už, kad nesirgti sveikatą? Išgėrė Williamso ir gliukaino. Sušylom, toliau minam nuo kalno. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick-tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me? Mėšlinukai mieste. Pasirodo, nelabai buvom pasiruošę tam lietui. Kažkaip sulyjo vis tiek viskas. Šlapom, sulyjom. Ką po ilgiausio gyvenime nusileidimo. Taip, 2 kilų kokių leidamas. Liko tiesioj ir finišas. Tokia galvos vos į kalną, gal tiesioj. Bet nebesimenu, kai nuo kalno. Tiesiog važiavom. Pripratom gerai. Nu ir kaip tau ta kelionė?
bikepackingu. O? Nu, bet buvo sunku akimirkų. Kaip matas, nėra jėgų. Šnekėt. Nedaug vyko. Ir į kempingą, į dušą šį. Įveikėm Dolomyčius. Au, au, au! Jauti kojytės, jo? O, šį. Ir ką mes pasiekėm? Finišą! Maladėt, Sima. Datempė. Ant tiek gerai varė, kad pabaigė geriau nei aš. Su daugiau energijos, daugiau pozityvo. Kalnus, vandenynus, dykumas ir krištolo ledynus. Wow. Širdis nuneš. Ačiū fanai, kas tikėjot. Klausimai komentaruose, minėjo Sima. Subscribe and follow. Ką, toliau mūsų laukia Leogangas. We not finished yet. Mūdelė vietą. Mes pabaigėm. Tak. Pasisėdėme. Vakarą būdų terafų gėrėm, nes sergam. Paskutinės minimo dienos sunkios. Tai va, dabar pasučius valgysim ir atsigausim. Saulė šviečia bent jau tiek džiugina. Šilta. Džiuginam. Eilinis bardakėlis. Visi kaip žmonės tvarkingi mes. Pas mus bardakas kaip reta. Kaip visada. Visada, kaip ne kaip reta. Rytą jau atsigavom. Atėjom prie ežerėlio. Pažiūrėti. Išlyginti kojų įdegį. Reikia išlyginti kojų įdegį. Dviratininko įdegis. Tai va ir čilinsim visą dieną. Golfą dar šiandien pažaisim atsiputimui. Žiūrėk, kaip gerai. Ir į smėlio duobę. Atvykom į parką. Eisim apšiminėti. Sima laukia, nesulaukia. Ja? O šitą Sima šiandien nesitikėjo. Sakiau su keltuvais. Ir čia pasirodo vis tik lipt dar. Sumoki šiam eurų ir vis tiek lipi kalną. Ja, sumoki šiam eurų ir lipi. Toks tas gyvenimas. Stumtis reikia. Va iš ten atvažiavom. Pasidavė, likau vienas. Skauda, viską sakė jau po tų kelionių. Tai vienam pasismaginti. Finišas. Išgyventa.
Buvo lengva, ne? Jau važiuoju dabar atgal ir galvoju, jau tik tai be traumų. Žiūriu visur tas 112 numeriukus skambina. Vakarieniai, makaroniukai. Vidury aikštelės kepam. Parkingo. Na kągi, baigėsi mūsų kelionė. Svarbiausia be traumų didelių. Įveikiam. Taip, ir džiaugiamės, aš tai vien džiaugiuosi labai, kad viską įveikiam. Nesusirgom galiausiai, biškai buvom apsirgę, bet važiuojam namo jau liktai sveiki. Liktai sveiki, jo. Tai vis tik tas Williamsas, kurį išgėrė viršui, greičiausiai padėjo. Jo. Arba Terafluder, kurį išgėrė. Kažkuris iš tų. Dabar valgom keksiukus, tai biškai. Kelionės galim pabaigai būt šokoladuoti. Švenčiam. Kelionės pabaigai. Va, išvažiuojam su tokiu vaizdu. Labai gražus vaizdas. Ačiū fanams. Ačiū mamai, tėčiui.